Labą dieną. Norėčiau truputį papasakoti apie kreminį medų. Kreminis medus, vienu žodžiu, ši technologija taip buvo išrasta jau gana senai Kanadoje. Ir, kaip pasakyti, jo esmė visa yra, kad medus yra, kaip čia paveikslėlėje dabar parodysiu, jis vienu žodžiu yra sukamas tokiu labai nedideliu greičiu ir 15 minučių sukam, o 45 minutės, kaip ant to taimerio parodyta, kaip pasakyti, nesisuka. Ir taip medus yra sukamas praktiškai apie 2 savaitės. Ir žodžiu, jo esmė yra tokia, kad tokį ilgą laiką sukant, tokiu taip lėtai, tie visi kristaliukai, kur yra, kaip žinome, kartais valgant medų atsiranda tokie kristaliukai, jis kristalizuoja, cukrėja, jų šitų kristaliukų nebelieka, jie susitrina visai ir jie atgal nebesugrįžta. Tai vienas momentas ir tas medus palieka toks švelnus ir toks panašus, jo struktūra visa kaip nutelos, pavyzdžiui, kaip tas šokoladas yra toks kreminis. Neskonis, bet grinai tokia struktūra švelni. Tai tada galima lengvai tepti ir, jis skonis jis iš tikrųjų nesikeičia, jis kaip medus, tai yra medus, tik tai, kad jis nebesikristalizuoja atgal ir toks švelnus pasidaro. Taip pat, apie kreminį medų noriu pabrėžti, kad tai kiti daro toks kaip plaktas, jį greit suplaka tokiu su mikseriu, bet jis tada beveik sugrįžta labai greit prie to savo būsenos, kristalizuojas vis tiek, o šituo metodu jis nebesikristalizuoja. Tai tikrai kreminis medus, jis nėra ten kažkas pridėta jo ten ar dar kas, jis paprasčiausiai, kaip matėt paveikslėlį, yra lengvai maišomas. Tai mes nusipirkom šitokią maišyklę ir dabar jau pabandėm kažkiek, pavasarį, tai padarysim dar daugiau šito kreminio medaus.